Kaip sustiprinti jūsų šeimą? Pranašai yra mums pasakę, kad gyvename audroje ir turime nuolat stiprinti savo namus ir šeimas, bei apsaugoti jas nuo šios audros. Audra, apie kurią jie kalba, yra blogybių liūtis, iššaukianti tokius dalykus kaip iširusios šeimos, žiaurumas ir nusikalstamumas. Mes turime pastoviai saugotis amoralumo, pornografijos ir seksualinio palaidumo, kurie sugriautų tiek jaunų, tiek ir vyresnių šeimos narių tyrumą. Audra yra labai reali ir grėsminga. Tai reikia paskaityti mūsų laikraščių ir žurnalų antraštės, kad būtum informuotas apie mūsų žlugdančius ir griaunančius veiksnius. Pasaulis norėtų, kad mes toleruotume ir netgi priimtume tokį blogį į savo namus, bet mes privalome juos ginti ir užtikrinti jų saugumą. Jei būtų įmanoma, parėjus namo, patikimai atsiriboti nuo šio blogio, sandariai uždarant ir užsklendžiant mūsų namų langus ir užrakinant duris, tai būtų paprasta. Tačiau tokia apsauga nebūtų veiksminga prieš tas blogybės, apie kurias mes kalbame. Mes pastebime, kaip šios piktosios jėgos nuolat plūsta į mūsų namus ir beveik nuolat mums prieš akis. Mes jas atsinešėme kaip purvą, prilipusi prie bato, iš žaidimo aikštelės, kino teatro, darbo kabineto ar turgaus. Jos gali ateiti per radiją ir televiziją. Mūsų supančiame pasaulyje yra tik keletas vietų, kur galime jų išvengti. Viską apsprendžia tai, kaip su šiomis blogybėmis mes elgiamės savo šeimose ar savo namuose. Namuose mes privalome nuolat budėti ir naikinti blogį, kaip naikiname mikrobus ar nešvarumus. Mes turime vengti šių mirtį nešančių blogio smūgių ir išlaikyti savo namus ir šeimą laisvus ir patikimai apsaugotus nuo bet kokios smūgdančios įtakos, tokios įprastos mūsų aplinkoje. Ir mums būtina paties šio šeimos plano kūrėjo ir organizatoriaus, paties kūrėjo pagalba. Mes privalome apsaugoti savo šeimų narius nuo pasaulietiškumo ir žlugdančių minčių, kol beįsidegančios blogio žarijos dar netapo viską naikinančiomis liepsnomis. Tam yra tik vienas tikras būdas – per viešpaties Jėzaus Kristaus Evangeliją ir per paklusimą jos išmintingiems ir įkvepintiems pamokymams. Mes turime mokyti save ir savo vaikus sekti išganytoju ir taip susikurti patikimą apsaugą nuo audros. Iš tikrųjų, mes turime tvirtai suprasti, kad šeimos saugumo nuo tokių blogybių kaina yra Dievo įsakymų vykdymas.